po čia atėjo. Viešpatie, jis niekam nėra patogus. Jis niekam nėra patogus, viešpatie. Bet aš dėkoju už tą tyrusią šaukiančią balsą. Už tyrusią šaukiančią balsą. Mes dėkojame, viešpatie, kad šis balsas, jis negimsta. Halleluja. Bet jis priima. Teina iš dienos. Teina iš dienos. Teina iš dienos. Teina iš dienos, viešpatie. Ir tu žinai, tol kol, viešpatie. Halleluja, kur tavo tauta, kur tavo vaikų akis, kur jų širdžių akis išvis išgelbėjimą. Halleluja. Halleluja, išvis išgelbėjimą. Išvis išgelbėjimą. Halleluja. Halleluja. Mes žinosim, kad ne mūsų jėga, ne mūsų išmintis ir ne vien mūsų sugebėjimą, bet šis tyrusas šaukiantis balsas, šis nepatogus balsas, toks nepatogus, toks nelaim, toks neveitų. Ir dažniausiai, kad nesam nepasiruošę, jis atves mus į tavo šlovę ir tavo garbę ir šito žemė. Ir amžinybė. Halleluja. Halleluja. Dievas šaukiantis balsas. Halleluja. Halleluja. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Halleluja. Daugas į elektrinį sušventąjį šitą vyrą atmosferą. Nes aš bijau, kad aš galiu nesustoti. Labai dar kartą atsiprašau, labai atsiprašau, užmiršau apie visą, aš atsiprašau tų, kuriems neatvežiau. Tai aš pats dirbsiu manim. Tai jeigu kol girsus, tai girsus tik savo silpnumas. Kad jo šlovė apsireikštų. Halleluja, nežinau, ar dėl savo agizmą, ar dėl žodžių, dėl pusiau atostoginį režimą, bet sakau tokį. Kada aš žiūriu save, aš visų pirma žiūriu save. Aš žiūriu artimą aplinką, žiūriu bažnyčią. Galim sakyti, kad mums širdis skauda, kad aš matau labai daug savybių ir mūsų tarpai. Mūsų tarpai, aš turiu omeny ne tik Šilutės bažnyčią. Greičiausiai, kad ne Šilutės bažnyčia. Tik ne Šilutės bažnyčia. Aplinkui iš tikrųjų matau daug tokios, taip įvardinau, paslėptos neapykantos, priešiškumo, paslėpta. Aš kalbu visų pirma silpną. Išorė aš sugebu būti nuolankus, nusižemęs, bet vidu. Ir tai labai draugaujam su neviltim. Su neviltim. Jūsų pastorą norėjau žvesti ir sakyti, o tu, ką? Nes kada yra širdį kartėlis, tas slapta neapykanta, priešiškumas, nėra šansų vilčiai. Nėra šansų vilčiai. Tai erzam tokį viltingį pareiškimą. Jo. Ir aišku, kada tu esi tokio būseno, tu niekada nebus ištikėms. Aš kalbu apie širdį. Išoriškai jo. Aš galiu nešioti šeidą. Išoriškai aš galiu būti ištikėm savo žmoną, valstybę, šeimą, bažnyčią, kompaniją, bet kam. Bet savo vidų aš žinau. Aš esu nepatenkęs, aš esu murmus. Aš esu slaptas toks nepasitenkinimas. Ir tai taip pat draugaujant su tokiu neblaivumu ir tokiu kvailystė, turnystė. Tu žiūri savo gyvenimą ir galvoji, iš kur tu toks durcais, iš kur tu toks kvailas. Viešpatie, ar tu mane sukūrė tokia, ar tavo dvasia yra tokia. Ir aišku, tai dar aš savį aptinku ir žydams aplink save.
aš aptinku iš tikrųjų tam tikrą nepastovumą, iš tikrųjų, neužtikrintumą, nepastovumą, kuris nėra tas tikrus atsinaujinimus, šviežoms. Suprantat, čia nėra, čia nemaišykėm su atsinaujinimu, kad viešpats yra gyvs ir naus kiekvieną dainą ir jis nori atnaujinti mūsų tikėjimą kiekvieną dainą, bet tu matai, kokia čia kiekvieną dainą, tu esi prašiausia, lūzerius esi, nepastovus. Čia tiki, čia ne. Čia myli, čia ne. Čia aliuja, čia būkit prakeikti visi. Čia nuo Dievo, čia palmių šakelis, čia jau ant kryžiaus. Ir šiandieną kalbėsim truputį apie šventąjį dvasią. Aš galiu pasakyti tik, kad tik jeigu yra ir bova, ar bus kažkas Dievo šlovė, tai tikra Dievo šlovė. Ir jeigu kažkas bus ne taip, tai žodžiu irgi Dievo šlovė. Nes Dievas ir mola ir jūsų silpnumą taip pat gal panaudoja. Šito pamokslo dar niekur nesakiau, greičiausiai dar gerai pagalvos ir sakyti. Jeigu pažiūrėt, ir aš žinau, mins, ar tu pagalvoji, čia sakyti, ne, nelabai pagalvoju, atostogus. Taigi, tikslas yra šventoji dvasia, šios regimo galbūt ir tokia tema šventoji dvasia kitoks požiūris. Ir pradžią atsiverskim Mato Evangelijos 7 skyrių kalno pamokslo pabaigą. Matas 7:15. Kadangi Dievo žodį ir švento rašto bus nemažai, tai aš iškart skaitysiu ir pabandykite apie jau susigauti. Ir spėti iš tikrųjų. Arba tiesiog klausykitės. Mato Evangelijos 7 skyrius 15 eilutė. Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali paskinti vynuogių nuo erškėčių? Ar figų nuo osmių. Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirtas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Alleluja. Taigi mes charizmatinis evangeliškas bažnyčius, mes norim ugniais. Geromis. Geromis. Nesijaudyti. Bet ar ta ugnis bus patogi, ar bus jie priimtina mums, čia yra kitas klausimas. Toliau skaitau, ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiško tėvo valią. Daugelis. Mums kaip žmonėms patinka dauguma, masė, daug, didelė bažnyčia, didelė minia, didelis choras. Kažkas daug. Daugelis man sakys, tai diena atėjus. Viešpatie, viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu? Argi neišvarinėjome demonus tavo vardu? Argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu? Tuomet jiems pareiškiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs nedori. Kas klauso šito mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų. Išmintingą žmogų. Pabrėžiu, būtent šitą būdvardį, šitą žodį. Nereligingą, ne dar kažkokį tai, nedrungną, ne lavakarštą, bet išmintingą žmogų. Pasistačius namus ant uolos, prapliuvo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką arba. Tai aš pradėjau. Žmogų pasistačiusi namą ant smėlio, prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Suverskim
Joną, 1 laišką, ne Evangeliją, 1 laišką Joną, 4 skyrių. 1 Jono, 4 skyrius. Pirms Jono laiškas, 4 skyrius, 1 minutė. Labai svarbus kreipinys. Kad ir ką girdėtų, ar labai happy, o not very happy, labai liūdna, žinau, kad kreipinys yra mylimieji. Alleluja. Neužmiršk kreipinį. Kada skaitysi, kada girdėsi, kada bendrausi, kada ateisis prie viešpatį, neužmiršk kreipinį, neužmiršk. Tai nėra vien religinė frazė. Mylimieji. Ne kiekviena dvasia tikėkite. Mes daug pamokslavome apie tikėjimą. You must believe. You must believe. You really must believe. Bet šitoje vietoje, iš tikrųjų, apaštalas Jonas įsako, netikėk. Kaip paskutinį laiką jis girdės pamokslą apie netikėjimą? Gal geriau atgar nekvieskime bažnyčią. Šis kalba apie netikėjimą. Bet apaštalas Jonas kalba apie netikėjimą. Sako, ne kiekviena dvasia tikėkite. Žinau, mes charizmatą, evangeliką, ar dar, kad aš ačiū Dievui, per keletą metų aš pabuvau, manau, beveik visos krikščioniškos bažnyčios, kurios įmanom Lietuvą pažinti, nuo staravierų, stačiatikių iki ultramodernių charizmatų. Nuo tų, kurie smelka ir žvakių tiesiog tau skauda ir peršta akis, iki tų, kurie šaukia ir rėkia ir meldas ir atrodo, konstrukcijas gal net pakeip mąstą. Ir mes krikščionys labai esame įsikalę tų dalykų. Tikėti ir visko tikėti. Ir iš tikrųjų turi būti jautrūs šventai dvasiai. Gal daug jūsų žvilgsnis. Bet ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasias. Inga ištirk mums dvasias. Mūsų pastorių Inga ne visas dvasias ištirk, dėl to mes esame nesėkmingi. Ir šiaip ir čia kažką pas mūsų su tas bažnyčių neaišku, neištirkis mums. Reikia važiuoti kažkur kitur, kur geriau ištirkti dvasias ir nuroda A, B, C, D, F, G, H. Bet yra asmeninės kreipinys, sako, tau. Nėra bloga, jeigu tu atėjai į bažnyčią, suabejuoji. O, viešpatie Dieve. Atkas taip žodžiu, atėjai bažnyčią suabejuoji. Atsiverti Bibliją suabejuoji. Atsiverti knygą, mokymą suabejuoji. Klausus pamokslas suabejuoji. Mama mia. Alleluja. Jo. O apie tai apaštalas kalba, sako, ištirkite dvasias. Atšinėra būt, halleluja, o paskui, ant kryžiaus. Neteisingas mokymas buvo. Man būtų didėsi nervą tokį, kurį pradžioje taip šauk, o paskui sako, paskui to pat mokymą. Ja. Aš galbūt žemaitiškas prigimtis, ar dar nespėjau. Jūs taip sakė, dvasia kad aš pasižiūriu, apsigalvoju, apsigalvoju. Viešpats sėda, dabar sakau, viešpatė dėl pakapčiai. Aš žiūriu, kad kažkokia reikala vyksta ir taip toliau. Kartas rytaus padeda. Bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo. Tai yra mūsų atsakomybė. Nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Daug indų įvairių dvasinių ir įvairiausių, kurie yra šaltinė tom dvasiom. Iš to pažinsite Dievo dvasią. Kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų, kūne atėjus yra iš Dievo. Ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo.
Tokia dvasia iš Antikristo, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisis. Jis jau dabar yra pasaulyje. Tai daugiau aš jūsų nebegąsdinsiu. Skaitykite toliau patys. Tokį praktinį pastebėjimą. Manau, bent jau žiūrint visam, galbūt jūs tokie nesate. Aš kaip žmogus esu linkęs puolti kraštutinumą. Arba aš esu toks abejingas. Ir kaip minėjau pradžio, viskų tikau, paskui galvoju, kažkokį mišrainį vedu, kažkur vidurius potų, ne? Suprantu, kažkur prisivalgiai. Tai vidurio užkitėjim, tai atsiprašau. Tai dvaso lygiai tas pats buvo. Nes tu toks gerėtis, toks visko. Amen, aliuliui, Ir paskui žiūri kažkas tavo dvasiniam gyvenimu netep, su tavo dvasiniu virškinimu. Turėtume gaminti pieną, kaip sako, vieni sakė, jeigu karvė valgo žalę šieną, turi gaminti pieną. O tau gaunas pušina rūgštis tokia, kuri tau jėdakis ir atiminsims duodi, sako, viešpatie. Ir tu galvoji, kokie tai pagonius, netikintis tavo šeimos narė kažko taip nepriimtavęs, persikėt pradėk, žinai, saugojus nuo rūgšties. Nes, ir va čia visų tokių dalykų, aš kalbu iš savo patirties. Tai yra vienas kraštutinumas iš tikrųjų. Ir mes turim vaistą, mes turim žiūrėti. Kis kraštutinumas yra toks, kad tu pasidarai perdėtą įtarus. Jaučiu Antikristo dvasią. Čia įsidėjau. Ir vis bažnyčiai. Po to ten žodis. Prieitė sekmadienį. Jis man, tu gali važiuoti. Visą savaitę vyks balda. Kas įdėjo prieitė sekmadienį? Netikus pranašas buvo čia. Mes galime pasiimti iš savęs. Aš iš savęs jau pasiimti. Aleliuja. Aleliuja. O tai yra du kraštutinumai, iš tikrųjų. Ir paskui kis kraštutinumas irgi toks yra. Nu kažko man tas brolis, kaip nepatinka. Nu negali jo pamokslo klausytis, arba kaip mane pamokslo. Nu jaučiu Antikristo dvasią. Ir kartais iš tikrųjų viešpaties žodis nuramina. Ir jo dvasia nuramina. Kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų, kūne atėjus ir aš Dievas. Atgražu, ta dvasia, kuri stovi už tų žmogaus, išpažįsta Jėzų. Nu išpažįsta, nu bet taip nemalok, Nu pala. Aš kada sutinku, mane tiesiog puolta. Suprantat, vėlgi, čia yra šventos dvasios vedimas. Tai palauk, kas porta? Tai yra žmogus, tai yra krikščionis. Galbūt jis yra klystas, gal neklystas, gal tu klystas, visi klystas. Išpažįsti į Kristų ar ne? Išpažįsti. Aleliuja, aleliuja. Padaug klausti. Nu negaliu, aš pati jaučiu, kad demona apsvietama. Tik visų rankas neužvietų, bet vis tik padaliau. Bet jaučiau nuo pat pradžios, kad bažnyčia bus negeri dalykai. Arba dėl kažko. Aleliuja. Jūs manote, taip mes galėjom visą gyvenimą pragyventi. Taip, jo. Kas negera mūsų tarpe. Bet yra kita pusė iš tikrųjų. Iš tikrųjų, jeigu jūs ką toliau skaityti, aš kadangi esu burtus, aš paslaik paliksiu jums sakyti, ne tik, kad neperskaitysiu iki galo eilutės ir toliau skaitykit. Bet jauti kartas, toks krikščioniškas tarnavimas, tokį krikščionišką, bet sakau, dvasią ir visą kitą. Bet tu matai, dėmesis viskas į save. Tu jautis, kad tavim pasinaudoji. Tu jautis, kad tu pasinaudoji kitas.
Aš sakyti, brolių meilė, bet tu matai, kokį brolių meilė, tu esi agrabais. Tu išnaudoji kitus žmonės. Tu pasinaudoji jų geru. 3 kartą aleliuja, 1 kartą amen ir tau duos sudarytas. Bet Dievo žodis sako, nesvarbu, 1000 amen ir 10 000 aleliuja. Ir dar kalbom 15 valandų. Bet tu pasinaudoji kitą žmogų, tu esi egoistas. Pastrauk šitą. Ir ta dvasia dažniausiai tokia šventa trejybė. Tai yra išlovint save, pasinaudok kitas ir desertų įskaudint kitus. Čia desertas. Ir aišku, trenk durims ir pasakė, čia mums nieks nemyli. Aš kalbu visų pirma apie save. Čia mums nemyli. Čia durų užtrenkėjus. Šlovinant save, pirmą, pasinaudoja kitais, skaudinimą arba žaidžia kitus, nu ir kafaisus, čia mums nieks nemyli. Taigi, mylimieji, ne kiekvienam pasakyti. Mes gavom šventai dvasią, bet yra daug dvasių. Ir tikrai nežiūrėkite ir nesitikėkite, kad aš jums duosiu visus atsakymus. Džiaugsius, jeigu vieną kietį suteiksiu ir dar daugiau duosiu jums klausimų. Bet aš žinau, kad mes turime eiti tų kelių, kuris, iš tikrųjų, viešpatis. Visi taip sako. Aš taip pat sakau. Dabar atsiverskime mano mėgstamą laišką Tito. Žinau, kad pastor cerkvės labai daug Biblijos nevarto. Kaip prieš laiką, kai čia buvau, aš pusmetį gerą pamokslovau. Daug, aišku, tai aš nedaug ir pasistumėjau. Nelabai. Laiškas Tito, 3 skyrius, 6 eilutė. Dabar prieš tai, kada aš kalbėsiu už tam tikrus skaitės, už tam tikrus rašto eilutės, čia? Reikia. Šitą vietą iškirpkit. Kirpsim šventas nešimas. Šventas pradėjimas. Taigi, laiškas Tito, primenu, 46 eilutės, 46 sakiniai. Labai patogu skaityti ir gauti tam tikrą koncentratą. Aš neiškilau virš kitų laiškų, aš neiškilau virš kitų evangelijų, aš neiškilau virš kitą Dievo žodį, virš kitos šventosios dvasios veikimo. Aš esu tik, kaip sakoma, spindulėlis, čia atspindėjau ir nuspindėsiu Dievą. Kol aš matau ir kol aš jau jūs, manau, gal vieną kartą gražiau, aš matau labai paprastą, labai logišką schemą šitam laišką. Aišku, viskas yra sudėtingiau, viskas yra gyviau. Man, kad man tokiam žmogėliu, man reikia paprasčiausių, kad suprasčiau. Visų pirma, tai, kas įvyko Golgotos kryžiaus, kad Jėzus Kristus mirė už tavo ir mano nuodėmes. Ir ta žinia, ta evangelija pasiekė mumis kiekvienas, prašau, kur simbolinį. Aš irgi buvau žmogus, kuris, nenorėjau. Savo močiutę buvau pažadėjęs, kad aš Dievui patikėsiu, kad aš esu pensija. Aš ją raminau ir sakiau, močiut, baba, tiksliau, aš mama pasakiau, kad Edgaras išėjęs į pensiją, jis tikrai bažnyčiai, būk ramu. Nes iš mums turėjo padaryti kunigą. Ir tada, kaip kontrargumentą, aš pirmą kartą rimtą susimašiau apie vestuvus. Sakau, Edgaras nori žanytis. Žodžiu, tai, kai aš turėjau supratimą apie vedybas, tada buvo man, aš manau, 16 metų, tai, kai aš turėjau supratimą apie tikėjimą. Amen. Tai matot, ką Dievas padarė. Jo. Ir kada iš tikrųjų įvyksta perversmas ir jis įvyka tavo ir mano širdį, kad aš atėjau pirmą kartą tokį tikrą charizmatinį evangelišką susirinkimą, aš meldžiau savo karštą. Vieną galingą maldą. Viešpatį, kad tai greičiau baigtųsi. Nes tokį pat pastorių priekį meilės kalbom ir šukinėje. Aš sakau, viešpatie, aš jau
parodijantus vyrus, tai pakent. Bet moteris, kuris burbuliau nesuprantamą kalbą ir ta taip juokinga atrodo, negaliu pakęsti. Aš buvau toks nakalas, kada pirmą kartą atėjau į susirinkimą tokį kaip jūsų. Atsivedžiau kitus 2 žmonės, taip pat pirmą kartą, jie žiūri mane. Joks, kur tu atsivedė? Aš žiūriu juos, sakau, nežinau. Jie taip pat, sako, 2 ar 3 susirinkė, meilės karštą. Tai greičiau patys. Ir mes, brolis išėjai paliudinti, kad jis Kazakstanis skelbė evangelį. O, viešpatie, aš sakiau, išklausė mano maldą. Tai buvo ramus stalius iš skoldo, aš jam vis laik pasakoju. Sakau, bet viešpas neišklausė mano maldos, kad tu liudėja. Tu taip trumpą liudėja. Sakau, ko reikėjo. Ir vėl ta moteris išėjai, ir vėl meldas. Negali to papasakoti, normaliai lietuvių kalbą. Nereik melstis. Taigi, matau, tik aš daug įdėjau pastangų, kad atėjo pas Dievą. Aleliuja. Todėl, jeigu tavo maldas neišklausomas, tai nesakyk. Žinot, mes kartais tokie, kažkas sako, daugiau. Bet aš kada prisimenu savo tikėjimą pradžią, galvoju, kiek aš tada tiek pastangų. Labai nedaug. Tiksliau labai daug, bet nei to pusė. Bet viešpas yra gailestingas. Viešpas yra malonys. Net jeigu tu neįdėt iš visą pastangų, o jeigu įdėti visą pastangas į priešingą pusę, vis tiek jis dar kažko daug tavo gyvenime. Taigi jis buvo tokį nesusipratusi, tokį besimeldžiantį vieną maldą, vienam bei krikščioniškam pradžios susirinkimui, viešpatie, kad tai greičiau laikus atvedė bažnyčiai. Aš buvau pateikęs iš karto bažnyčiai? Ne. Aš net negalvojau, kad tai yra bažnyčia. Aš galvojau, sakau, viešpatie, kur aš pakliuvau. Ir tai, kas yra jau iš tikrųjų Tito laiškai, pirmas skyrius kalba apie bažnyčią. Ir jeigu apibendrinant iš to kursą, kurį aš pažiūrėjau šitą laišką, ko mes svarbiausia turim išmokti bažnyčią, ko aš turiu svarbiausia išmokti bažnyčią, tai aš rašysiu tiesiog keletą raidžių, tai yra atsakomybė. Atsakomybė. Kad atsistoti prieš Dievą ir pradėti po biškį iš jo malonės ir gailestingumo atsakyti už savo gyvenimą. Nes iki to laiko aš negalėjau atsakyti už savo gyvenimą, už savo veiksmus. Aš buvau pasipiktinęs, arba vieną dieną buvau euforijoje, kitą dieną kito euforijoje buvau. Žinot, euforijoje galbūt įvairiau. Bet iš tikrųjų tai, ką aš matau, vienas iš svarbiausių, nes sakau, kad vienintelis dalykas jūsų ir mūsų gyvenime, kad mes bažnyčių turim išmokti keletą dalykų, tai yra atsakomybės. Ir prisimenu, atsakomybė mes tampam lyderės, mes tampam tas, kurį prisima iniciatyvą. Aš matau, kad mums dar reikia mokintis tam tikras problemas, pavyzdžiui, šitas numai, aš matau, kad aš tam tikrų vietų neprisimau atsakomybės, nepadariau tam tikrų veiksmų ir atitinkams dalykas tai yra, kad rezultatas tai yra, sakykime, 15-20 minučių vėlavimas. Čia aš ką pavyzdį. Mokomės viso, bet bažnyčia mokina atsakomybės. Nes manau, kad eiti toliau su Dievu, Dievas vieną klausimą, aš ką klausiu, ko nori. Tik atsakingus žmogus žino, ko jis nori. Aš nežinau. Aš pasakė, kaip bažnyčia, žinau. Ko tu nori? Koks yra tavo gyvenimo tikslas? Ką viešpačiu toliau tave vesti, jeigu tu nežinai, ko tu nori? Pradžio galbūt net neteisingai. Ko mes turėjom pradžio? Mes turėjom mašinų, mes turėjom verslų, mes turėjom žmonių, mes turėjom vyrų, mes turėjom klestėjimą, garbę šlovės ir pasakė, kas sakė, aš pasakė, pradžio imam. Aleliuja. Aleliuja. Aš tai jau čia galbūt kažko tai išnerinėti ar netgi pasipiktinti kažko, viešpas sakė, imam. Užtenka. Aš atėjau, kad surasti vyrą, aš atėjau, kad išgydė, aš atėjau dar kažko, tiesiog dėl pinigų atėjau, nežinau, dėl garbės. Dėl šlovės galvojau, kad šis judėjimas bus tarptautinį mastą, užpildys visą Lietuvą ir aš ko gero tikriausiai su Jėzumi Kristumi būsiu už 20 metų tikėjimo Lietuvos premjerministras. Galbūt aš atėjau dėl garbės. Buvau viskau jaunimo sekretorius. Taip, tai buvo mano situacija. Viešpas paėks. Nežinau, kas atėjo dėl tokių tyrų ir švarinių tyrų.
Taigi ir bažnyčių mes pradėjom suvokti, mes pradėjom prisimti atsakomybę. Mes tampam lyderis, mes tam pradėjom užduoti klausimus. Dievas gal vis rimčiau kalbėti su mumis. Sekantis etapas svarbomis įmonus. Tai jau kryžius neišorinis. Kryžius vidinis. Taigi, vienas iš svarbiausių, aš vėl pabrėžiu žodį, vienas, ne vienintelis, vienas iš svarbiausių bažnyčios pašaukimų, tikslų, tarnauti šeimą, tarnauti namams. Aleluja. Ne vienintelis. Tu aiškiai turi suvokti, žinoti, bažnyčia, krikščionių bažnyčia, šitą bažnyčią, kitą krikščionių bažnyčią, visą laiką bus už šeimą ir namus. Neiškeldama namų šeimos virš Dievo, bet ji visą laiką bus už šeimą. Jeigu tu mums paklausi, ar mums skirtis su vyru, su žmonu, niekada nepriimk, kad aš labastagė atsakysiu taip. Aš visų pirma turiu atsakyti ne. Ir jeigu Dievas man kalbės, ir nežinau, kiek kam kitoks reikš, mano atsakymas turbūt kitoks. Nes bažnyčia, krikščionis, bet koks ganytojas yra visą laiką šeimą, už namus. Kokie jie būtų, ar iš vienas mens, ar iš 2, ar iš pusantro, ar iš 4, ar iš 5, nesvarbu. Kokia situacija, kas vyko tavo gyvenime iki šios akimirkos. Dievas pašaukė bažnyčią, Dievas pašaukė šeimą. Ir šeimų mes mokomės. Aš mokaus. Aš galiu sakyti, galbūt aš galėjau kažkur studijuoti teologiją ir dar kažko, bet kažką viešpats man davė šeimą. Ir gerą išmintingą žmogų. Ir nebijau labai dažnai sakyti teisybės. Ir man taip, dabar vis daugiau patinka. Bet man dar labiau nepatinka, kad šis sakant žmogus arba kis sakant žmogus man melona ir nesako teisybės ir aš negaliu mokytis. Jeigu aš negaliu mokytis, aš lieku toks pats. Aš lieku tas, mano siela lieka neišgelbėta. Taigi, bažnyčia tarnauja šeimą, kad šeimom mes galėtume mokytis. Ir jau jūs kalba, ir čia yra, aišku, visur duris. Ir jau pro šitas duris, vienas iš pagrindinių šeimos paskirčių, kad Dievas daro įtaką nuo Abraomo, nuo Adomo laikų, jis daro įtaką visuomenė, per tavo ir mano namus. Kažkas priima, kažkas atmet, kažkas priima, kažkas atmet, bet per to yra daroma įtaka. Aleluja. Aš kalbu ne apie evangelizacinius renginius, ne apie koncertus, ne apie Biblijų dalinimą, ne apie atgimimo maldą. Aš kalbu apie įtaką, apie tai, kad mes esam pašaukti būti druska. Ir druska mes esam susirinkę čia, grinuliuką. Bet mes, kada grįžtam į namus, grįžtam į savo situacijas, grįžtam į savo nepatogumo zonas, grįžtam į savo darbus, ir to mes mano pirmadienis. Jau šio popėtų bus reikalų. Štai va tai prasideda tie dalykai. Mokinystė ir įtaka. Aleluja. Ir va čia yra dalyks, kad pro šitas duris iš tikrųjų Kristus nori ateiti pasaulį, nori ateiti visuomenę. Be transparantų, gal pasakykime teisingai, ne visą laiką su transparantas, su vėliavom, su evangelizacijom, bet visą laiką 24 valandas per parą daryti įtaką Šilutėje, Londone, Viržynams. Visą laiką. Halleluja. Halleluja. Ir jeigu tu klausysis pamokslą, kur sakys, tu dar neskelbė Evangelijos. Norėk žmogau, aš 24 valandas skelbė Evangeliją. Jeigu tu tiesiog sugebėsi, tai labai gerai. Aš nesakau, kad nereikia evangelizacijų, nereikia kruseidų, nereikia tų visų dalykų. Nesakau. Čia yra vienas iš kelių, ką iš tikrųjų, kad ir tai būtent yra Tito laiškas. Tito laiškas skyrius kalba apie bažnyčią, antras skyrius kalba apie šeimą ir plus šeimo mes mokomės, nepasakiau svarbiausią dalyką, mes mokomės ko? Mes auginam ir tobulinam charakterį. Aš dar mokaus. Kad mano artimiesiems nesvarbu yra, kad aš nusidedu ir esu silpnas. Bet mano artimiesiems yra žymiai svarbiau, kad jie matytų, kad aš nemeluoju ir nesu veidmainiais. Kas vyksta? Charakteris. Mokaus charakterį. Kristus kaip mane.
savo panašumą. Nes tik tu artimo aplinko gali nevaidinti ir nevaidmeniauti. Kada tu naktim knarki ir bezdi. Ir atsikeli reikmetis tą žmonį, ir tai mato. Ir tai mato to. Suprantate? Ir tai vyksta tėvištamas. Štai kur universitete, štai kur magistrą, štai kur bakalaurą. Aš vėlgi nesu prieš universitetus, vėlgi nesu prieš išsilavinimą. Aš tikiu, kad iš tikrųjų evangelijai, kur atėdavo evangelijai, Kristaus žinia, išsilavinimas augdavo. Halleluja. Paskaityk visų prabudimų. Praktiškai, jau aš tik tuoj užsivest paveitų. Visa šiuolaikinė pedagogika yra paremta prabudimu. Paskaitykite apie Komenskį, apie Moravijos brolius. Tu matai, kad išsilavinimas tai nėra kontrakultūra evangelijai. Iš tikrųjų, kur ten Dievo žodis ir Dievo dvasia prašinėms išauga, gerai prasme. Senas Izaokas Niutonas, vien jo mintis. Halleluja. Taigi dabar aš nubrėžiau schemą. Tito laišką. Tito laišką ir mes dabar esame į 3 skyrių, kur apaštalas Paulius, jis kalba, kad krikščionis to daryti įtaką pasauliu. Ir jis motyvuoja, šitą laiškį yra iš tikrųjų labai daug frazių. Daryk gerą, primaukit vyras daryti darbas. Tai yra įtakas, forma, instrumentas. Aš neprasimenu, už pirmą penktadienį buvom kalėjime, bet kažkur dar aišku. Sakau, žinot, mūsų bendravom su pasauliu. Mes esam pasaulį, bet ne iš šio pasaulio. Pasaulis mums turi neįtraukti, bet mes turim būti pasaulį ir artimą ir stiprią surišti su Kristu. Ir kad aš šiandien bendrauti su pasauliu, aš žinau, kad pasaulis tai yra negera, ne? Tai kad mūsų, žinai, ir kaip tai ne prie mūsų, su mūsų gaučiai. Turi Bibliją. Tik ramę, prisėlėmi, truputį padraugauti. Bet kadangi charakteris dar nėra užgrūdus, tau po 3 truks ir tu išsitrauki Bibliją. Ma! Ir tu priprieškit šitą. Mata neįtikėjai. Gerai, jaunims, ename diskoteką, visam su Biblijom. Aš nesijau, mes turim nešitis Bibliją, aš girdėjau iš tikrųjų nuostabų liudijimą, kur mergina atsiskaitama su savo vaikinu padovanoja Bibliją, tai vyka prieš, nežinau, 40-30 metų. Tai darė dėl Kristaus, bet suprantu, kada tai yra, perdėta paviršutiniška, religinga ir nedarom jokį įtaką. Mes tam tikras pasirinkimas, tam tikros savo charakterių, kaip deimantą atspindžias, paprastos situacijos. Nuo virtuvės iki garažo, nuo garažo iki mokyklos, nuo mokyklos iki universitetą, nuo tam tikrų pasirinkimų darbų, nuo tam tikrų sprendimų, nuo tam tikrų kartas netgi mūsų klaidų ir nuodėmių, bet pasaulis jis mato, kaip tu krempi, kaip tu nusidedi ir kaip tu stojais. Ir dėl ko tu stojais. Ir mes visą laiką norim būti liūdėms, kad mes šlovingai gyvenam, kad mes pergalim. Bet suprantate, kada šie žmonės sakys, viskas tvarko, bet aš mačiau, kad tu kėlės, kad tu prisidirbai. Ir aš mačiau, kad kažkas tavim kem. Klausyk, pasakyk, iš kur tai? Nes aš būčiau visai dėl kažko kitko pasikėlis. Arba nesikėlis. Taigi 3 skyrius sako, primink jiems, kad lenktųsi ir būtų klusnus vadovams bei vyresnybei, kad būtų pasiryžę kiekvienam geram darbui. Štai yra įtaka. Tai tu nežinai, kokia pas mūsų valstybė, korupcija, ekonomika, vyriausybė, policija, mokesčiai, netraukinių konduktoriai, kokie yra korumpuoti. Nieko nežydinėtų, nesikivirčytų, būtų romus, visiems žmonėms rodytų meilumą. Viešpatie Dieve. Geriau aš 10 valandų kalbom. Bet šitą raštą būtų išimsiu. Tai aš pasakysiu. Kalbom 15 valandų, bet šitą raštą būtų bus.
Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnus, paklydėliai, vergaujantis įvairiems įnoriams ir malūnas, stūmėme dienas blogybėje ir pavydę, buvome patys verti neapykantose, vieni kitų nekentėm. Štai pasaulietinį gyvenimo grožis. Stilius žurnalas. Žmonės žurnalas. Štai. Štai stilius, štai žmonės. A ten gražiau, ten aišku gražiau, bet už visko to slypi. Arba bent jau daugumą atveju. Ir vieni kitų nekentė, bet štai vėl motivacija. Pirma motivacija, kad prisiminti, kokie mes buvom, prisiminti tą pasaulį, prisiminti tus daiktus, tas varnelėšas, tas pikžulis, kur žel ir žel. Žel ir žel. Inga, jos vis kiekvieną dainą, kiekvieną rytą vis naujas. Naujas, tikrai. Kad viešpatė sakytų vis naujas, tai reikia išmest, reikia vakščioti jo kėlė. O to, ir bindavo nekėlė, čia suravėjo, kad man mam sak, nežinau, tom daryti, tom daržą gal nuravėjau, žiūrtas jau prižiūrė, tom nuravėjau, tai tas prižiūrė. Ir vis nauja kiekvieną rytą. Nauja kiekvieną rytą. Bet kaip pasirodė mūsų gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nubuvimu, ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų. Aš liudijau, dėl ko aš atėjau pas viešpaties. Ir koks mano buvo pirmas maldas. Ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios per gelbėtoją Jėzų Kristų, kad jo malonė nuteisinti viltimi taptumėm amžino gyvenimo paveldėtojais. Taigi šiandien noriu užstrėti šito 6 eilutė, jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Dabar čia yra keletas žodžių, du raktiniai žodžiai, išliejo ir dosniai. Žodis išliejo, galbūt jūsų vertimai yra skirtingi, bet tiesiog pati prasme yra ta pati. Jis šventą raštą ir Biblijoje yra naudojamas 1632 kartus. Išliejo. Kad jau atrodyčiau nudrėsnis, bet tikra ne Dievo, bet jūs sakys, užrašysiu, kad tai yra graikų kalba. Toks sunkesnis žodis. Excel 1632 kartų. Jis hebrajų kalbos reiškia žodį nava. Nava. Kalbotai savo nava. Jis reiškia tiesiog, čia nieko galbūt ypatinga, tiesiog klausykitės, ištekėti, plūstelėti ir išsilieti. Manau, jūsų krašto, Šilutės Pamarai krašto, tai yra, žinoma, apie ką aš kalbu. Apipotai. Ne apie kažkokį, nieks nepergė, jūs jau ne dėl tų putų nepergė. O peliauks kažkoks įsilieti. Klaus, kiek koks lygis pakėlė kelią. O koks peško peliauks įsilieja. Tai čia. Pagrindinė mintis tai, kad įvyks kažkoks atsitikėjimas, kad kažkas padidint tam tikrą kiekį. Staiga. Ne iš šio. Jis labai dažnai yra naudojamas vyno išpilimu iš vynmaišio. Kadangi aš nesu dabar nei kažkoks ten someljė, nei vynas žinovas, ar plius alkoholį nevartotojas, ir kada mums tenka kažkokiu tai progo šampaną išpilti ar vyną, tai aš labai dažnai nesistebu, aš specialiai to nedarau, bet aš vis laiką arba per mažai pilu, arba per daug išpilu. Tai čia va tas toks, kada tu tiesiog vis laik per daug kažko. Tu išpili, tu eikvoji. Kanas vestuvis, tas, kuris buvo vestuvių prižiūrėtų, sako, kam tu eikvoji? Kam ta moteris eikvotus kepus? Reikėjo biškį pataupyti, nereikėjo išleiti čia kaip tau. Labai įdomu, kad šis išliejimas buvo naudojamas taip pat, kada žmonės atėdavo
pas muitininką, ateidavo į valiutos keityklas, arba ateidavo į tam tikrą vietą, kurie turėdavo atsiskaityti, tiesiog suvesti tam tikrus piniginius sandorius ir jie parodydami tam tikrą valdžią, tam tikrą tokią, galbūt kartas yra arogas, bet tiesiog valdžią savo padėtį, jie ne šią po vieną auksenį šimdavo. Iš to kapšėlį, tai buvo senovė, bet jūs matėte per filmus, matėte, jie tiesiog išpėjo. Ir šią senovę ir senovės Izraelį taip pat buvo gars, kad aš ne taip po vieną šitą auksenį, bet taip tiesiog išpėjau. Štai mes atsiskaitėm, štai aš rodau savo dosnumą, savo garbingumą, savo stiprybę ir taip toliau. Mes kalbam apie šventosios dvasios įsiliejimą. Halleluja. Kad šventoji dvasia tai pas mumis dosni. Ir viešpats nepergyvena, jeigu per daug ir nubėga į šoną. Ir viešpats nepergyvena, kad ir daug sudžengėjai, sučerškėjai, daug čia tokių kremp visokių monetų. Atsimenu, kad Litą prasidėjo ir aš tada buvau Klaipėdos didžios bažnyčios šlovinime, chore dalyvaudavau. Ir toks buvo dvasingas. Ir prasidėjo kopiūras ir prasidėjo centai. Ir man nervuodavo, kad centą, taip žinote, patrūtė pigiai, žinote, čia. Žinote, visą bažnyčią taršą. Bet aš nekalbu vien apie pinigus, bet aš kalbu apie tą, kad iš tikrųjų Dievo tas išliejimas. Toliau, dosnus išliejimas, perpildymas. Tai būtent tas žodis, kad jis apie būtent šventosios dvasios išliejimą, tai būtent, kada tu patiri tą momentą perpildymą ir kada bėg per kraštus. Tai ne šiaip savo bėgėjams, tai būtent perpildėms. Kada Dievo dvasia ten perpildo. Į perpildo. Toliau kitas žodis graikų kalboje bus dosni arba turtingai, tai yra klausos. Labai dažnas žodis šventam rašte. 4146 kartą. Didelis kiekis, be sustabdymų, jokį kraną nereikia. Kvieskit santechniką. Jūsų bute, jūsų namuose poplūdis, tai reiškia šventos dvasios, kvieskit santechniką. Santechniką atvažiuoja. Laisvai, gausiai. Tai reiškia ekstravagantiškai, tai reiškia ne tik, kad kažką būtina patraukti išorę, bet tai reiškia iš vidaus į išorę. Iš vidaus į išorę. Jeigu tai yra tik išorė, 0 dėmesio. Jeigu tai yra tik išorė, 0 dėmesio. Iš vidaus į išorę. Nemenkai, nešykščiai. Taigi Paulius kalbėdams apie tai, kad mes, krikščionys, turim būti įtakingi, turim prisimti atsakomybę ir lyderiavimą, turim pakeisti savo silpnybės ir vėl skirti savo šeimos ir išmokti ir būti brandus krikščionys savo šeimos. Ir po to nepavarginus sekmadienio susirinkimą ir nepavarginus savo artimųjų zizėjimą ar kažkur nepasibaigus konfliktų, įtakingi žmonės ne dėl to, kad piniga, ne dėl to, kad sėkmė, ne dėl to, kad prosperija, bet dėl to, kad šventoji dvasia yra dosni, yra sukaupę išlieta. Mes galime daryti pasaulį, žinoti, kad viskas šiandien nauda. Aš nežinau, kol viešpats pasirinks, kas bus naudinga. Tėva, aš turbūt jo šlovė, bet galbūt jis naudos ir mano klaidas. Aš neturiu stengtis sudaryti, aš neturiu stengtis nuodėmiauti, aš neturiu stengtis apeiti, pažeisti įstatymus. Bet kada tu kremti, tu gali būti taip pat irgi įtakingas ir daryti įtaką. Nes šventoji dvasia tau ir moni yra išlieta dosni. Daug. Ir čia prasideda problemas. Ir jeigu šventoji dvasia yra su manim, tai su tavim ne. Ir mes pagalim kurtuvėtų tapti iš tų Dievo vaikų, kurių Dievas atlygina, kurius Dievas atgaivina, atstatė, pastatyti farizėjas, teisėjas, skundikas, melagės, skaudantis. Nes Dievas yra su manim. Nes aš girdėjau, kad Edgaras pamokslavo. Išlėjo ir daug. Tylėk ir Dievo mylėk. Suprantat? O čia prasideda problemas. Dabar tiek charizmata, tiek visi evangelika, tiek
stačiatikė, visi šaukas Dievo, šaukas ugnies. Visiems dvasias yra per mažai. Kam yra per daug? Jaunimas, jūs grįžote iš Šulcės sodybos, iš Hovardas. Ar jums per daug gal yra? Visiems yra. Yra kitiems galbūt šiandien atėjus susirinkimą, aš nežinau, 1, 2, 10 kartą, jums galbūt per daug. Per daug, čia jeigu priešo per daug. Jūsų gitara irgi groja čia per daug, gal reikia tyliau, garsiau, rečiau, prasideda problemas. Dabar aš jau suvedinėsiu tam tikrus dalykus, nes jau atėjo prie 1 valandos. Jėzus, kada kalbėjo apie šventąją dvasią, Jono Evangelijoje, jis sakė, kad sakė, jūs priimsit šventąją dvasią. Aš nepaliksiu jūs našlaičiais. Sakė, jie jau yra su jūs. Jūs ją gausit, jūs ją priimsit. Bet pasaulis jūs negal priimti. Nes nemato, negirdi kitur. Aš jau laiką galvojau, kodėl pasaulis negal priimti. O mes galim priimti. Ir nesakau, kad dar atradau auksinį raktelį, bet aš noriu, kad mes atsiverstumėm Patarlių knygą, 1 skyrių. Raginu skaityti Patarles. Vieną dainą po vieną skyrių. Aleliuja. Išrašykit savo vaistų visų pirma. Nepradėkit nuo pusbrolių, pusseserės, nuo žmonos, nuo šuniais ar kaimyną. Pradėkit nuo savęs. Taigi Patarlių 1 skyrius. 23 eilutė. Būkite atidūs mano spėjimui. Štai išliesiu jums savo dvasią ir atskleisiu jums savo žodžius. Kadangi jūs mane atmetėte, kai šaukiau, nekreipėte dėmesio, kai tiesiau ranką, kadangi paniekinote bet kokį mano patarimą, nepaistė jokio mano įspėjimo. Kodėl pasaulis negal priimti šventosios dvasios? Kodėl aš iš nuspausius noro šventosios dvasios, bet jos negaliu priimti? Bet kiekvieną sekmadienį vis šventą dvasią kviečiu. O į kapnetę ir netę. Ir skaitau tokius rašto eilutės, kuris sako, tuo išliesiu, dėmesiu. Vėjas iš šako, aš supratau, jeigu aš noriu priimti iš tikrųjų šventąją dvasią, kiekvieną dieną, bet labiausiai šventąją dvasią, tai būti atidžiam jo įspėjimams. Būti nuolankiam jo korekcija, jo pataisymą. Melskis ir pasninkau, kas antrą dieną ir visus metus. Ir nematysi šventosios. Aš nesakau prieš maldą, prieš